Ketvirtadienį Miško muziejaus Girios Aidas prieigose iškilmingai atidengtas stendas, kuriame įamžintas Čiurlionio 100-osioms gimimo metinėms skirtas stogastulpių kelias. Minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-asias mirimo metinės, dar žiemą menininkė Aušra Česnulevičienė ir menotyrininkas Adalbertas Nedzelskis nusprendė įamžinti kelią, kuriuo iš Varėnos į Druskininkus su savo tėvais būdamas 2 metukų atvyko mažasis Mikalojus Konstantinas. Nuo gimtosios Čiurlionio vietos Varėnos iki Druskininkų nusidriekusi 48,5 km kelią, kurio šalikelę savo drožiniais papuošė liaudies meistrai, nufilmavo druskininkietis fotografas bei operatorius Jonas Bilinskas. Minėtą filmą jau matė ir Druskininkų regiono televizijos žiūrovai. Pavasarį šią kino juostą pristačius visuomeniai, projekto iniciatoriai Aušrai Česnulevičienei kilo idėja Čiurlionio kelią įamžinti dar ir buklete bei stende. Pastarojo atidengimo iškilmės buvo surengtos ketvirtadienį prie Miško muziejaus Girios Aidas. Šiemet minėdami Čiurlionio 100-asias metinės, mes su gerbiamu Nedzelskiu ir Jonu Bilinsku fotomenininku padarėme skaitmeninę laikmeną, įrašėme, užfiksavome tai, ką naikina laikas, oras, gamta, saulė. Na, viskas yra užfiksuota. Kilo graži idėja išleisti dar bukletą. Bukletas išleistas. Ir galiausiai baigiamasis šio projekto akcentas yra informacinis stendas Čiurlionio kelias, kad tai būtų matoma ne tik druskininkiečiams, būtų matoma miesto svečiams atvykstantiems. Mesgi esame Čiurlionio miestas. Tai žmonės išvažiuodami iš Druskininkų, atvažiuodami nuo Varėnos, gal pradės sekti tą pakelę. Dešinėje kelio pusėje pradės sekti tas 24 skulptūras, kurios stovi ir pavienių, ir grupėmis. Tai tikslas yra viešinti ir kad jau bent jaunoji karta iš tikrųjų žinotų, kas yra Čiurlionio kelias. Pasibaigus stendo atidarymo iškilmėms, renginio dalyviams Miško muziejuje Girios Aidas surengta apskrito stalo diskusija, kurioje kalbėta gamtos ir Čiurlionio temomis.